Taigi sveiki visi į naują video ir mes šiame video ką pabandysim, mes pabandysim pakalti su Vytauto kairę ranką, tai žiūrėsim, kai gausis, metalas jau ugnyje, tai togi kaista ir pažiūrėsim, kai gausis kalt su mums kairę ranką. Parašykite komentaruose, kaip galvojat, kaip gausis, nepažiūrėję pilną video, o jeigu pažiūrėsit ir tada parašysit, nieko nebus. Tai laukiam, kol kaiščia mums. Kaista, nedakaista. Pabandysime mes ką nukalti, tai lapelį. Tai pirmą mes ką padarysim, mes išploninsim. Padarysim tokį įdubimą, žinot. Atskirsim lapelį nuo kotelio ir taip gausis, tikėkime. Pažiūrėsim, kaip gausis. Nu. Atrodo, lyg vėl iš naujo turėčiau mokintis, kaip kalt. Įkaitinam dar šiek tiek. Palasų dešinę reikia paimti ir vėl toliau keliaujam. Toliau ploninam. Atskiriam. Gerai, dar biškį pakaitinam. Tai štai taip kažkas atrodo. Dabar biškį dar pradėsiu gal plonint. Ne, reikia dar pakaitinti. Ai, pala. Sumaišiau rankas jau. Dabar papuošiam. Nu va, koks gražus gavosi. Parašykit į komentarus, ką manot apie šį lapelį. Iš tikrųjų, mano išvada būtų tokia, kad geriausiai tik su viena ranka išmokt kalt ir su tą kalbu, arba gal kaip tik reikia su dviejom išmokt kalt. Ir tada nepasirodysi, kaip žinai, kaip sakant, kaip nemokša, žinai. Ir mokėsi su dviejom, žinai, varyt. Nes aš tik su dešinę moku kalto, su tą kairę, kaip matote, va taip gavosi. Tai tikiuosi, kad patiko šis video ir susitiksime iki kitų kartų.